Garbė Kristui. Noriu su jumis pasidalinti paskutinių mėnesio savo gyvenimo keliu, pasidalinti dideliu džiaugsmu ir be galo dideliu skausmu. Tiesiog taip jau būna gyvenime ir jūsų gyvenime greičiausia būna, kiekvieno žmogaus, suprantu, gyvenime būna labai skaudus dalykai ir geri dalykai. Tai pradėsiu nuo gero ir kas tikrai mane labai džiugina, kad ir visiems noriu padėkoti, kurie reagavote į tą įrašą, kuriame kalbėjau apie tam tikrą išbandymą mano mylimo šuniuko. Tai jo sveikata absoliučiai šitam momentui atsistatė, net medikamentų tikrai nenaudojant, praktiškai vieną kartą per savaitę aš jam tik tai duodu tam tikrą vaistą ir tas vaistas nedaro jokio šalutinio poveikio ir jo sveikata, jo reakcija absoliučiai šiam etapui atsistatė. Bet ką aš noriu pasakyti? Taip, kai aš išgirdau pirmą žinią, tą informaciją mane be galo tai nuliūdino ir jūs matėte įraše. Bet žinot, aš nusprendžiau nepasiduoti baimiai, nepasiduoti nerimui. Aš nusprendžiau tikėti Viešpačiu, kad jam nėra neįmanomų dalykų. Dėjau visas pastangas, aiškinausi situaciją šuniuko taip ir nusprendžiau tikėti, kad Viešpačiui, kurį pažįstu, įmanoma ir jam nėra nieko neįmanomo, kad mano šuniuko ląstelės atsistatytų ir tas darinys, kuris buvo nustatytas jo kūne, išnyktų. Tiesiog diena dienon laiminu šuniuką, dėkoju Viešpačiui, kad jis veikia ir kad jis yra ir be galo dėkoju Dievui. Tiesiog dėkoju, nežiūrėdama į aplinkybės pirmame etape, tikrai reikėjo nežiūrėti į aplinkybės, o tikėti ir pasitikėti Viešpačiu, kad jis sako, kad jis gydo visas ligas. Mūsų gyvūnų lygiai taip pat. Tai labai ačiū visiems, nes keksiukas tikrai šitame etape yra visiškai atsistatęs. Ir kai turėsiu galimybę, jį būtinai atsivesiu į studiją, kad galėtume kartu daryti įrašus. Bet kaip minėjau, gyvenimas ne tik iš gerų dalykų susideda, bet ir atsitinka ir ypač skausmingos aplinkybės, kurių niekaip negalim pakeisti. Ir per paskutiniu metu turėjau labai didelį išbandymą dėl netekties labai artimo, brangaus, labai man svarbaus žmogaus, jauno žmogaus. Bet eidama šitam kely dabar, priėmiau sprendimą nurimti ir toliau pasitikėti Viešpačiu. Ir žinot, kol nepraeini pats, neišgyveni to kiekvieną minutę, kiekvieną valandą, negali to perteikti kitam. Ir žinot, nebereikalo Viešpats sako Korintiečiams 2 skyriuje, kad Viešpats yra mūsų guodėjas ir guodžia mus sielvartuose. Jis sako, visada guodžia mūsų sielvartuose. Viešpats žinojo, kad gyvenimo kely žmonės, būtent aš kalbu apie tuos, kurie tiki Viešpačiu, gyvena su Viešpačiu, gyvenimo kely turės sielvartų ir tuose sielvartuose, tai jau reiškia sielvartas ypač skausminga, ypač skaudu. Bet tuose sielvartuose, išgyvenimuose Viešpats sako, aš esu su tavim, aš tave guodžiu. Ir dabar reikėjo man praktiškai
suvokti, suprasti, priimti, kaip nurimti mano sielai, kad savęs nekaltinti, nesmerkti, ko atrodo nepadariau, nepasakiau, nesuspėjau padaryti, pasakyti, tinkamai pasakyti. Nustoti save kaltinti, nes tai ypač slegia. Ir per tai mokausi, kaip svarbu kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką būtent gyventi viešpačio Dievo mūsų bendrystėj, kad įsiklausyti tai, ką jis sako. Nes Efeziečiams 4 skyriuje sako, kalbėkite vieni kitiems tiesą meilėje. Ir būtent tas žodis meilėje man nebuvo taip giliai sukritęs, kodėl ten parašyta kalbėkite vieni kitiems tiesą meilėje. Meilėje tai būtent, kai tavo žodžiai kitam žmogui, kad jie būtų paguoda, pastiprinimas, užuojauta, pagalba, nes nei vienas mes nežinom, kas bus už valandos ar už dienos. Todėl taip svarbu tą sąmoningumą ugdyti kiekvieno mūsų širdį, kad kol dar laikas, kaip sako viešpats, guoskite ir padėkite vieni kitiems, užjauskite vieni kitus, stiprinkite vieni kitus, žiūrėdami ne į savo vidų, bet į Kristų. Stiprinti ir padėti kitam mes galim tik tai tiek, kiek patys turime išminties, nuovokos ir supratimo iš viešpatės. Ir suprantu, kad gali būti daugelio žmonių gyvenimuose sunkus dalykai, sunkios situacijos, bet noriu paskaityti iš 1 Korintiečiams laiško, iš 2 Korintiečiams laiško, to ieškau, kur viešpats sako, tebūna palaimintas Dievas, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvas, gailestingumo tėvas ir visokios pagalbos Dievas, kuris guodžia mus kiekviename mūsų sielvarte, kad mes galėtume paguosti bet kokios sielvarto ištiktuosius tą paguodą, kurią mes gauname iš Kristaus. Ir čia rašo esamuoju laiku, kuris guodžia mus kiekviename sielvarte. Ir jeigu jums šiandien atrodo labai sudėtinga situacija, labai skauda širdį dėl to, kad kažko nepadarėte, arba padarėte ne taip, kaip turėjote, svarbiausia neįsileisti tos graužaties, kuri nesibaigs, bet nukreipti savo mintis į viešpatį, kad jis mus guodžia. Kad jis mus guodžia ir mums padeda. Nebežiūrėti atgal, ko nepadariau, bet šiandien laikytis viešpatyje. Šiandien žiūrėti, ką galiu padaryti kitaip, taip, kaip turėčiau. Jeigu ir neliko labai brangaus žmogaus šia žemėje, suprasti, kad yra kitų ir nuspręsti su kitais žmonėm elgtis tinkamai, skirti laiką ir dėmesį skirti žmogui, žmonėms, užjausti, suprasti, paguosti ir tai daryti, kaip Efeziečiams 4 skyriuje ir sako, meilėje tai reiškia atitinkamų tonų kalbėti, supratimu atitinkamu, be pasmerkimo, be išankstinio nusistatymo, o tiesiog su nuostata, kuo aš tau galiu padėti. Ir tai yra svarbiausia, kam šiandien žemėje mes skiriam laiką. Nes būtent laikas tik žemėje yra. Ir žemėje laikas
būtent mums yra skirtas tam, kad pasirinktume teisingai. Kad pasirinktume teisingą kryptį, teisingą požiūrį situacijose, visuose reikaluose, kad remtumėmės Kristaus nurodymų ir Kristaus mokymų. Nes mūsų viešpačiui nieko nėra svarbiau už mūsų čia žemėje žmonių likimus, gyvenimus, pasirinkimus. Taigi norėjau dar kartą atkreipti dėmesį, kad ir kaip būtų atrodo sunku, suprasti, kad yra paguoda iš mūsų viešpaties, kuris kiekvieną mūsų guodžia mūsų sielvartuose, didžiausiuose skausmuose. Mūsų paguodžia ir guodžia, čia rašo esamojų laikų, mūsų viešpats, kuris yra mūsų paguoda, mūsų užtarėjas, kuris nuramina ir duoda jėgų eiti į priekį. Taigi kartu pasimelskime ir dėkokime viešpačiui, kad šiandien žemėje, kad ir kaip sunku bebūtų, kad ir kokios būtų sunkios aplinkybės ir eitume per mirties šešėlio slėnį, supraskime, kad tuose be galo dideliuose suspaudimuose viešpats yra su mumis. Jis nesitraukia. Tiesiog mes, kad ir kaip sudėtinga bebūtų, pasiliekam tikėdami ir pasitikėdami viešpačiu. Mes viešpate dėkojam tau, su visais žiūrovais tikinčiaisiais viešpate. Mes dėkojam tau viešpate, kad šiandien koks bebūtų sunkumas, suspaudimas ar sielvartas viešpate, kad tu esi su mumis, kad tu guodi mūsų širdis ir mes savo mintis ir protus nukreipiam viešpate į tave, savo mintis kreipiame į tave, į tavo žodžius viešpate. Dėkojam Dieve, kad tu pildai mūsų širdis tikėjimu, kad mes augame ir pasitikime tavimi viešpate. Nes tu esi, kaip tu ir sakai, tu nesikeiti, tu esi geras mūsų gyvenimo prižiūrėtojas. Ir mes nesitapatinam su šitu pasauliu, bet mes pasikeičiam ir keičiamės kiekvieną dieną viešpate, tikėdami tavimi. Keičiamės į tavo atvaizdą ir pavydalą. Ramindami savo mintis, savo protus, pavesdami tavo žodžiai, tavo tiesai. Nes tavo žodžiai viešpate, tu taip sakai ir mes tikime, kad tavo žodžiai viešpate negrįžta tušti, bet atlieka darbą tam, kam yra siunčiami. Jie yra siunčiami viešpate tavo žodžiai į mūsų teisiųjų, tikinčiųjų gyvenimus. Ir dėkoju tau Dieve už kiekvieną žmogų, kuris savo gyvenimą yra atidavęs tau. Ir aš tikiu, kad mes visi turim artimuosius ir meldžiamės už mūsų artimuosius, už mūsų namus, už mūsų šeimos narius. Dėkojam tau, kad tu prižiūri mūsų gyvenimus, kad tu įpareigoji savo angelus saugoti mus visuose keliuose. Dėkojam tau Dieve, kad mus pildai, mūsų mintis ir širdį viešpate pildai tikėjimu, Dievo pažinimu. Dėkojam tau viešpate, o mes prisimam atsakomybę nesigręžti nuo tavęs, skirti savo laiką, skirti dėmesį viešpate, kol gyvenam žemėje, skirti tau viešpate dėmesį, skirti tau laiką, Jėzau mokytis iš tavęs. Mes mokomės iš tavęs ir tau kiekvieną dieną už viską viešpate atiduodam tau šlovę ir garbę. Tegu būna viešpate tavo gera, tobula valia mūsų kiekvieno gyvenimuose. Ir dėkoju tau viešpate, kad tu saugai kiekvieną mus nuo viso pikto, nuo visokio blogio. Ačiū viešpate, kad tu saugai. Ir dėkoju tau Dieve, kad viską, kas gera, kas teisinga, kas garbinga, ateina ir reiškiasi mūsų gyvenimuose. Dėkojam tau viešpate, kad tu esi didis, visagalis, tu esi uola,
Tu esi skydas, tu esi tvirtovė, tu esi mūsų viešpats, kuriuo mes tikime ir pasitikime. Dėkojam tau, Dieve. Ir mūsų širdis neišsigąsta, nebūgštauja, bet jos nusprendžia mūsų širdis tikėti ir toliau pasitikėti tavimi, mūsų viešpate, mūsų Dieve. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Tegu viskas, kas gera, reiškiasi jūsų gyvenimuose. Stovėkite, linkiu stovėti, tvirtai stovėti viešpatyje. Ir neleisti nerimui ar tam tikrom situacijom formuoti jūsų įsitikinimą. Tegu jūsų įsitikinimus ir tikėjimą formuoja Dievo žodžiai, Kristus, kuris nesikeičia, kuris yra amžinas.